Gerą dieną, meistriukai. Nu ką, pagaliau mes atvykom čia, kur jau senai norėjau. Tik laukiam, kol mūrininkai paruoš mum mūrą. Tai žodžiu, vakar pradėjom mes čia jau krapštytis, vakar susivežėm stelažus, susikomplektavom medžiagas, apsižiūrėjom kas kur kaip, pasivaikščiojom, pasigrožėjom, gamta. Matot, koks kraštovaizdis čia mumis džiugins ateinančius 2 mėnesius. Tikiuosi, kad vasarą pagerės, gal galės kokią dieną čia ir į vandenį šokti. Na, bet ne to mes čia atvažiavom. Tai žodžiu, viskas stelažai sustatyti. Biški durnai, ką negali apeiti aplinkui, ne? Jo. Tai va, žodžiu, dabar jau ruošimės guldyti murlotą. Aurė šlifuoja biški žiedą, nes nenorim, kad būtų taip pavirtęs, kad murlotas gultus, žodžiu, lygiai. Parodysiu, kaip protingai nusimatuot murlotus, kad paskui neplauktų stogas, kad būtų lengva gegnės rinkti, kad būtų gegnės visos pagal vieną šabloną. Tai dabar kaip tik visus tos darbus ir pradėsim. Štai mūsų murlotukai. Murlotukai tokie ne patys gražiausi. Aišku, jų labai gražių ir nebūna, bet tas iš vis toks ne kažką. Ir taip straiktas ir anaip. Tas iš vis susisukęs. Ir tokį nežinau, kaip reikės atsukt. Dar mūrininkai ilgasrigį sudėjo ne ant centro murloto, sudėjo 5 cm nuo krašto. Tai maždaug gręšis šitoj vietoj. Tai nežinau, kokią mes čia turėsim galimybę jos atsukt. Tikriausiai jokios. Tas iš vis tragiškas. Nu, žodžiu. Hidroizoliacijai mes visada naudojam perlydamas dangos ruloną. Susipjaustom pagal reikiamą plotį. Niekada nenaudojam jokių ten ruberoidų ar ten iš vis tų mūrininkų plasmasės hidroizoliacijos, kur deda ant pamato. Mums tokia medžiaga netinka. Tai mes dėsim štai tokią su akmeniuku tvarkingai. Dėsim pagal blokelio plotį, pilnai, kad gultųsi ant žiedo. Dabar reikia tik susipjaustyti. Dabar ruošiuosi pasiguldyti hidroizoliaciją. Dabar reikia nusisukti ryžles. Jau biškį pasišlifavom tą kraštą, nes svarbu, kad mum murlota neverstų šitą pusę. Reikia, kad būtų čia horizontaliai, nes vis tiek murlotą dėsim į išorinę pusę. 15 murlotas, tai čia liks 9 cm. Dažniausiai būna kaip betonas siesta, tai gaunasi taip išsigubę. Mes nenorim, kad murlota mūsų verstų, tai visą tą išorinį kraštą nusišlifavom. Ką, pasiklojau hidroizoliaciją šitoj pusėj. Dabar eina ten užsimesiu. Tada ant tų švelerių geležinių irgi reikia užsimaut. Tada jau pradėsim kelt murlotus į savo vietą. Taip, aš nemėgstu tos tarybinės statybos su murlotais. Žiūrėkit, parodysiu dabar kokį murločiuką turim. Nežinau, kaip čia ar matos ar ne, bet... Propeleris. Vaisius, propeleris. Nu čia varžtai pritrauksi tą pusę. Žodžiu, to tarybinė statyba nieko gero nežada. Murlotus turim susisukusius
į sraigtą. Pasidarėm capukus. Capukam daryti turim tokį atskirą įrankį. 270 diametro diskų pjūklas. Jis pjauna 10 cm į gylį. Tai mes galim 20 murlotus apsidirbinėti pilnai. Gražiai išpjauti capus be jokių problemų. Tai va čia toks pagalbininkas. Dabar su šituo. O, pakūrė generatorių. Nusižymėjau skylės murlotui, ilgasrigių vietas, žodžiu, tai dabar susigrėžiu skylės ir ką, bandysim užmauti. Tai skylės gręšim biškį didesnės ant pareguliavimo, tada užmausim, pasistatysim visą liniją, temsim šniūrą ir pagal šniūrą prieš priverždami pareguliuosim murlotą, kad daugmaž stovėtų tiesiai. Aišku, gali būti, kad visiškai stygos ir nešys pastatyti, paskui soblerką pasitiesinsim, jeigu kas, nes ir murlotai pasisukę. Tai tokia situacija, tai dabar statom šitą kraštinę pagal šniūrą ir tada su ruletė pasimatuosiu aną galą, pasižiūrėsim, ką turim tarp žiedų, ar atstumai skiriasi ar ne, nes mums reikia, kad būtų abudu šitie murlotai lygiai gretus vienas kitam. Ten matot, šitas frontonas skliautas nutraukia aną murloto tiesę, tai mes bet kuriuo atveju vis tiek ją statysim pagal šniūrą. Žodžiu, toks dabar planas. Tai vykdom planą, chuliganą. Ką mes čia turim valandų, neužilgo pietus, pasistiprint. Debesiukai už nugaros, rytoj rodo lietaus, šiandien lygtais nebus. Gręžiant skylės svarbiausia išlaikyti suktuką vertikaliai, abiejom kryptim. Kitiems, kas labiau mažiau pratę, tai sunkiai gaunasi, nuvažiuoja visada skersai. Ir tada, kai mes iš viršaus gręžiam, jeigu nuvažiuojam skersai, mūsų apatinės skylės vieta pasikeičia ir už tai sunkiai maunasi murlotas arba tiesiog jį tempia į kažkurią pusę. Tai labai svarbu išlaikyti vertikalumą gręžiant. Pamovėme antrą murlotėlį, murlotaną. Atsigulė gražiai, išskyrus šitą vietą. Tuo atsinešim čia varžtų, sutampom, susukam į krūvą. O tie varžtai tokie biški vaikiški tą vietai. Per anksti apsidžiugėm dėl generatoriaus. Pajungėm dar sykį kompresorių ir pradėjom mėtyti lemputę raudoną overloadas. Tai rytoj važiuosim, pasimsim stipresnį. Žodžiu, geras daikčiukas. Naudojamas retai, bet tikrai pasitarnauja. Aiba laida? Nu, bet šitą jau reikia laikyti stipriai. Jeigu jau pagauna, tai gali permest čia per krūvą. Tai atsargiai su juo. Pervers. Laiky gali krist. Palauk, pavers. Krist.
Dabar išsitemsim šniuriuką. Nu, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Pasistatom per metrą, šitą metrą, per šitą metrą. Taip, šitą vietą galim veržti. Čia patrauksim. Visumoj tai nėra blogai. Linija nėra blogai, tik tai aukštis žiaurų. 40 hektarų ploto teritorijoje. Šitą vietą bandysim patraukti į vidų. Šiaip visada mūrą darant, ant mūro darant stogą, nežinau kodėl projektuoja tokius murlotus. Galima dėti paprastą gulekšnį 45 ant 1,45. Tik turi būti žiedas styga. Nesunkugi žiedą pastatyti su nivelyru, užtrint gražiai viršų ir viskas turėsim. O dabar mes čia turim, aš jau iš žiedo matau, turim duobės. Tipo stogdainiai ateis išlygins, nu jo. Būtent tą dainą jūs norite pasiūlyti ir jeigu turite kokių nors įdomesnių istorijų. Veržlę sugrūdų gilin, jeigu stosis gegnė ant viršaus, kad netrukdytų. Situacija tokia dabar, užsikabinau šniūrą. Vienam gale pasikėliau per 1,5 centimetro, kitam gale ir jau matau surprizų. Tai čia 1,5. Čia iš karto leidžiasi, va. Turime 2. Bet reikėtų realiai nuo čia žiūrėti galas, jeigu iškilės, tai vis tiek gal kažkiek pavargs. Tai va, čia turim 2 centimetrus. Čia jau turim 2,7. Du su pusė. Na, 2,2. Tai va, jeigu pasigaunam 2,5, būtų visai neblogai. Jeigu 2,5 pasigautumėm, čia didžiulė duobė, bet čia keletą gegnių galim ir atskirai išpjauti. O čia 3,3. Čia dar didesnė duobė. 3,5. Tai įsivaizduojat, naujas žiedas svyruoja 2 centimetrus. Kažkoks kosmosas. Taip. Ir ką jūs galite pasakyti? Aš tai nieko. Svarbiausia, reikia nusimti su oblium visą laiką va tokius peršokimus grubius. Jeigu kažkur dėsis gegnė, kad paskui nebūtų problemų. Dabar iš karto matau, kad šitas galas stipriai užkilęs. Tai jeigu tą galą nusiobliuosiu, matau, jis yra pakilęs, tuoj pasakysiu. Per 5 mm mažiausiai. Tai jeigu tą galą visą nuobliuoju, tai galiu pasižymėti, kiek obliuot. Ir automatiškai kitur bus lygiau. O taip va. Tai parodysiu, kiek reikia išobliuot. Nu sau nieko. Kažkas tai. Wow.
Mamma mia. She really love mama. Kadangi čia va šitoje vietoje didelė duobė, tai biškį tą galą paleisiu, kompensuosiu šitą duobę. Dabar, kaip sakiau, aną pusę susimatuosim, kad būtų lygiai grečiai šitam murlotui. Pasimatavom aną pusę, turim lygiai 7 metrus. Dabar žiūrim čia. Šiaip gerai, kiek murlos pavirtės, tiek ir yra 7, dabar ten reikėtų iš tikrųjų pasitikrinti, galim nuo mūro matuoti ar ne.